Sveiki, kas klausote. Čia Nijolė Kaskienė, sveikatos žurnalistė iš Molinių TV. Noriu šiandieną šiek tiek praplėsti mūsų matymą apie tariamąją vitaminų mineralų grupę arba apie papildus. Tai yra kur kas plačiau. Taip, eilinis žmogus, kokia ir aš buvau, dažniausiai, kai kalbame apie vitaminus, mes žinome arba kažkokias kitas medžiagas, mes daugiausiai žinome omega, galbūt vitaminą D, galbūt magnį, galbūt B12 ir dažno čia ir baigėsi žinios, tačiau gamtoje yra viskas visiškai kitaip ir tie mano paminėti dalykai, vitaminai, mineralai yra tik mažytė ir ne pati svarbiausioji dalis. Iš tiesų, gamta turi prikimštą gausybę fitochemikalų, augalinės kilmės maistinių medžiagų, kurios turi mums didžiulį poveikį mūsų sveikatai. Ir dažnai tai yra pigmentai esantis daržovėse, vaisiuose, lapuose, augaluose. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie vieną tokią grupę, tai yra karotenoidus. Galbūt kai kam yra girdėtas pavadinimas karotenoidai, galbūt kai kas yra girdėjęs beta-karoteną, ar ne? Ir karotenoidai tai yra pigmentai dažniausiai randami lapuose, vaisiuose, daržovėse, raudonos, oranžinės, geltonos spalvos. Būtent tokį pigmentą suteikia tie karotenoidai. Ir kodėl tas pavadinimas, tai carrot yra morka ar ne, tai tokia morkinė ta spalva ar ne, karotenoidai. Ir kai dabar dar lapai žali, bet tuoj pradės gelsti, rausti, įgauti tas labai tokias gražias rudeniškas spalvas, tai čia yra karotenoidai išryškės, kai chlorofilas pradės nykti, išryškės karotenoidai, kurie labai svarbus yra augalams patiems, juos apsaugo. Bet šiandien mes ne apie augalus, bet apie žmogaus sveikatą ir kodėl mes kiekvieną dieną turėtumėm valgyti po 3 mažiausiai porcijas karotenoidų gausių produktų, vaisių, uogų, daržovių. Aš dabar nubėgau į savo daržą, pažiūrėjau, ką čia turiu, ne kažką turiu. Paprika, radau pomidorų, karotenoidai, radau kale, ar ne, kale irgi pilna karotenoidų, tik chlorofilas užgožia tą spalvą. Kadangi jau žinau jų naudą, tai mes esam, pati aš nespaudžiu, bet nusipirkę tokių namudinių pomidorų sulčių, čia yra likopeno. Ir taip pat, kas žiūrės tiesiogiai, tai galite dar nueiti į Lidlą, dabar yra ispanų dienos ir gazpačio sriubos. Tai čia yra ir labai gera sudėtis, beje, be jokių ten konservantų. Yra kaip sakyti, pomidorai, paprika, na ten dar agurkai, svogūnai ar ne, bet yra labai fainas karotenoidų pilnas patiekalas. Na dabar apie ką jie daro mums ir kas čia svarbiausia, kokie žmonės turėtų tai išgirsti. Yra gausybė tyrimų atlikta apie karotenoidų įtaką sveikatai, ypač su tais populiariaisiais karotenoidas. Jūs gal girdėjot liuteinas, zeksantinas, beta-karotenas, ypač tie, kurie turi galbūt akių problemų, prostatos sveikatos sutrikimų. Taigi, bet dabar praplėsim. Gal dar nežinojate, kad karotenoidai turi didžiulę naudą mūsų mikrobiomai. Jie palaiko žarnyno mikrobiomos homeostazę, o tai reiškia tą, gerą būseną išlaiko ir tuo pačiu mažina kenksmingų bakterijų dauginimąsi. O žinote, kad žarnyne slypi mūsų mirtis ir gyvenimas, tai yra pagrindinis taškas, iš kurio ateina sveikata arba liga. Kalbant apie karotenoidą ir ląstelę,
Karotenoidai atlieka labai kelias svarbes biologinės funkcijas. Tai pirmiausia, jie labai stiprus antioksidantai ir užkerta kelią oksidaciniam stresui, tai yra senėjimui, ligų atsiradimui. Ir tai yra stipri prevencija ultravioletinių spindulių radiacijai. Ir už tai, čia jau peršoksiu apie odą, kas esat baltaodžiai, labai rekomenduojama pavartoti karotenoidų gausių papildų ir pavalgyti karotenoidinių maisto prieš važiuojant į šiltas šalis, kad jūs iš vidaus turėtumėt ultravioletinių spindulių apsaugą. Taip pat karotenoidai gerina ląstelių tarpusavio komunikaciją, jos geriau susikalba. Toliau ypatingai noriu akcentuoti karotenoidų svarbą akių sveikatai. Tai jūs girdėjote apie, kad morkas graužti sveika dėl sveikatos. Karotenoidai iš tiesų yra vitamino A provitaminai. Ir jeigu vitaminą A retinolį koncentruotą reikia vartoti, kam reikia, labai atsakingai, galbūt ne kiekvieną dieną, neviršyti dozių, nors tai labai stiprus yra antioksidantas ir turi didelį įtaką sveikatai, tai karotenoidų mes galim neribotai naudoti. Tai yra provitaminas, iš jo pasigamina tas, kas reikia ir tiek, kiek reikia to A vitamino. Taigi, jie apsaugo, karotenoidai apsaugo mūsų retiną, padeda išfiltruoti 90% mėlynos šviesos, kuri labai žalinga akims, todėl visų akių ligų prevencijoms yra rekomenduojami karotenoidai. Ypač daugybė tyrimų atlikta, kad liuteinas, zeksantinas turi lemiamą vaidmenį mažinant su amžiumi susijusios geltonosios dėmės degeneraciją. Taip pat jeigu silpsta regėjimas, jeigu yra kitos akių ligos populiarios ar ne, karotenoidai ir omega-3 beje yra labai gera pora, kuri gali mums ne tik padėti nesivystyti ligoms, bet ir padaryti regresą tam tikrą, bet jau tada reikia vartoti terapiniam dozėm. Karotenoidai palaiko smegenų veiklą ir yra labai stiprus neuroprotektorius. Tačiau ir man pačiai labai svarbi tema yra, nes labai daugelis žmonių pasaulyje ir Lietuvoje turi širdies kraujagyslių problemų. Tai yra ir, aišku, padidėjęs kraujospūdis, ir cholesterolis per aukštas, ir patyrė gal net insultus, infarktus žmonės, ar ne. Tai yra gausybė tyrimų, kurie įrodo teigiamą ryšį tarp didesnio karotenoidų vartojimo ir sumažėjusio širdies ir kraujagyslių ligų rizikos. Tuos mokslinius tyrimus, nuorodas tiesiog, kas norėsit knistis giliau, jūs pasižiūrėsite visus tos, kaip sakyti, video aš paskui įkeliu į tinklaraštį www.sveikatosžurnalistė.lt. Tai va, visų pirma, čia ypač su likopenu buvo atlikti tyrimai, likopeno vartojimas žymiai sumažino tą sistolinį kraujospūdį, ypač asmenims, kurių jis buvo, toks jau aukštas 130, ar ne? Ir kitas tyrimas, čia JAV ir Suomijos tyrimas, rodo, kad tam tikras kiekis likopeno, čia beveik 10 mg per dieną, gali sumažinti insulto riziką. Ir iš esmės karotenoidai yra širdį saugantis fitochemikalai ir įrodyta, kad būtent likopeno kiekis kraujyje sumažina didelių širdies ir kraujagyslių ligų problemų riziką. Nuorodas aš įkelsiu iš mokslinių tyrimų. Cholesterolio oksidacija sumažina, sakiau, kad tai yra labai stiprus antioksidantas ir buvo įrodyta, kad likopenas apsaugo persodintas arterijas, kontroliuoja ten tam tikrų gyvybiškai svarbių baltymų gamybą.
gali padėti sustiprinti endotelio ląstelių funkciją, o taip pat padidinti azoto oksidą, apie kurį aš daug kalbu, biologinį prieinamumą, ir į tai turėtų atkreipti dėmesį ne tik žmonės su sutrikusia kraujotaka, bet aišku vyrai, kurie turi potencijos problemų, nes kokias kraujagyslės, tokia potencija, čia yra vienas su kitu labai susiję. Taip, moterims papildymas karotenoidais gali padėti po menopauzės moterims ir išlikti, kaip sakyti, stabilesnės būsenos, sveikesnėms ir sumažinti taip pat MTL ir bendrą cholesterolį kiekį, o menopauzės laikotarpiu jūs žinote, kad moterims labai padidėja kraujotakos problemom. Kalbant apie karotenoidus ir vėžį, vėlgi tyrimų yra atlikta, kad didėjantis būtent čia su likopenu buvo atliktas suvartojimas iš visų šaltinių, tiek maisto, tiek maistinių papildų, buvo susijęs su mažesne daugelio vėžio rūšių, įskaitant krūties, plaučių, prostatos, skrandžio, kiaušidžių vėžio riziką. Ir netgi tai man irgi buvo tokia gal ir naujiena, kad karotenoidų didesnis suvartojimas labai svarbus vyresnio amžiaus žmonėms ne tik dėl smegenų veiklos, bet didesnių raumenų jėgos pokyčių, nes buvo tiesiog pastebėta, ištirta, kad tie, kurie vartoja liuteino, zeksantino, likopeno papildus, jie tiesiog didesnis vaikščiojimo greitis buvo fiksuojamas. Tai va, kiek dabar mums vartoti? Šiaip rekomenduojama yra 3 porcijas, minimum 3 porcijas per dieną raudonų, oranžinių, geltonų, taip pat lapinių daržovių, tai yra bliūdelis ar gera tokia sauja ir aišku, kuo įvairesnių, kuo skirtingesnių, tam, kad apsaugotumėm save, tiesiog palaikytumėm sveikatą. Bet jeigu turime problemų, turime prostatos problemų, aukštą spaudimą, ypač akių ligas, ar ne, nuo kataraktos iki geltonosios dėmės degeneracijos, tai jau reikėtų terapinėmis dozėmis ir tiek neprivalgysim. Vienas mano populiariausių papildų, kurios vartoja mano šeima ir ypač vyras mano, kuris dideliam dozėm vartoja, nes jam pavyko suvaldyti per gana trumpą laiką geltonosios dėmės degeneraciją, o tai yra, kad žinote, pagrindinis aklumo, kaip sakyti, priežastis. Tai mes rekomenduoju tikrai rinkoje analogų neturinti kompleksą, karotenoid kompleks. Kodėl sakau analogų neturintis, nes yra ne 1, ne 2, o 15 skirtingų karotenoidų, būtent to pigmento sudėta į kapsulių. Čia yra 90 kapsulių ir vienoje štai toje kapsulytėje yra karotenoidų vertės iš morkų, pomidorų, paprikų, braškių, persikų, abrikosų, špinatų, kaip iš kilogramo 200 gramų vertės. Tai čia būtų virš 100 kilogramų šitų, kaip sakyt, karotenoidų būtent, ar ne, iš, čia jau kaugė, kaip sakyti, šitų prabangių, sakysime, produktų. Ir kaina yra apie 70 centų vienos kapsulės, čia yra kilogramas 200 gramų karotenoidų. Jeigu yra problema, ir 3 pavartoti, ir kaip mano vyras vartojo 5 kas antrą dieną, tai jau tada galima turėti terapinį poveikį, bet tai yra vadinamos nefarmakologinės gydymo, tyliai sakau, priemonės. Kodėl sakau vis dėlto, nes tai yra kliniškai įrodyta. 100 straipsnių yra PubMed oficialiuose medikų žurnaluose, kokią galią ir kokį poveikį tai turi. Tai šiandien tiek žinių iš Molinių, po laivų į nuorodą įkelsiu karotenoidų nuorodą šitų.
Ir beje, būtent su šiuo produktu yra atlikti klinikiniai tyrimai, ko daugelis, absoliuti dauguma papildų gamintojų nedaro, nes tai yra labai brangu, bet čia atliko Amerikos žemės ūkio departamentas ir įkelsiu nuorodų, kur galite pasižiūrėti tuos tyrimus. Ir fantastiški rezultatai, vien per 4 savaitės, vartojant po 3 kapsulės per dieną, buvo imuniteto rodiklis pakilo vidutiniškai 37%, tai yra labai didelis procentas per tokį trumpą laiką. Na tai šiam kartui tiek, būkite sveiki, laimingi, darykite gazpačio. Beje, karotenoidai, labai svarbi informacija, karotenoidai yra tirpus riebaluose, tai būtinai, užtat jūs žinote, jeigu morkų sultis, būtinai alyvuogių aliejaus, jeigu troškiname, būtinai gero alyvuogių aliejaus ar kokoso riebalo, kad jis geriau pasisavintų. Jeigu triaukšime tiesiog morką, tie karotenoidai nepasisavina. Užtat kai kurios daržovės, paprikos, pomidorai, morkos, jie netgi geriau įsisavinimi yra virti, troškinti, nors aišku vitaminų sumažėja, bet karotenoidų įsisavinimas padidėja. Ir ant salotų būtinai alyvuogių aliejaus, netgi jeigu darot žalią glutnutį, kokį iš ten špinatų, persiko ar dar kažko, būtinai įlašinkite aliejaus. Tai jau dabar viskas ir iki kitų susitikimų. Ate. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Iki.